Sveiki, tūkstantis elektriniečių. Linkėjimai iš Barcelonos. Čia turiu šiek tiek laiko. Panalizavau viešuosius pirkimus ir senai jau norėjau skirti laiko viešiems pirkimam, kurie yra skirti informaciniams dalykams. Aš suprantu, kad Elektrėnuose būtų takeliai visi sutvarkyti ir tiesiog ne tik Elektrėnuose, Vievy, ten Semeliškėse, mokyklose viskas tvarkai, kažkoks pas mus turizmo traukos centras būtų ir visi kiti dalykai, tai tada taip, tu darai kažkokį verslą pritraukti ir ten darbo vietom, o dabar rašinėti straipsnius ten, kur meras duoda interviu, ar ten dar kažkokie dalykai tušti ir mokėti tokius pinigus dešimtimis tūkstančių eurų. Čia va viešinu tik tai vieną įmonę. Kam to reikia? Niekaip nesuprantu. Visiškai. Vis tiek Elektrėnų savivaldybės pinigai yra gyventojų sunešti ir jie turi būti naudojami bendram gėriui, bendrai naudai, o ne dabar kažkokiems politiniams, rinkiminiams dalykams save kažkaip tai propaguoti ir bandyti rodyti per nacionalinę žiniasklaidą, kad apie tave kažkas rašo. Man visiškai yra nesuprantama, nepriimtina, čia, žinot, tas mentalitetas, kaip pas tave namuose, kaip kiaulidėj, apšnerkšta, aptrešta, bet kieme pas tave gražiai mašina stovi, žinot. Čia net ne mašina, čia apie tave gražiai šneka. Visiškai neadekvatus elgesys, neracionalus pinigų panaudojimas. Aišku, spręskite patys. Linkėjimai visiems iš Barcelonos. Ačiū, iki.